Hey guys, ką jūs šiandien nori daryti? Makaronai, tai įsivaizduoju, kad šiandien buvo tik 3 pamokos, mes grinai ką tik grįžom iš 3 pamokos. Šiandien turėjo būti 6 pamokos ir dabar tik 3. Nors dabar mes esam 7-okai ir dabar 7 pamokos bus, bet šiandien 6. Bet dabar 3. Guys, jūs suprantat, ką tai reiškia? Kad mes darom vakarėlį. Taip, bet kodėl? Nes tik 3 pamokos. Man atrodo tiesiog džiaugimės, kad 3 pamokos ir viskas. Jo, bet ką darom šiandien? Nes mes grinai visą dieną turim daug, dabar dienos laiko turim, tai galim daryti, ką norim. O turiu idėją, guys. O jeigu nueitume pasivaikščiot po lauką, kaip kieta. Apie ką tu šneki, tu nori eiti lauką, kaip kodėl? Ten šlapia ir šalta truputį. Nu jau rugsėjo 22. Jo, jau vasaros atostogos pasibaigė, tai aš liūdnas. Nu, man laiminga jūs matyti, nes jau visą vasarą nesimatėme, tik skambiname, tai tik jums paskambinau per Messengerį ir turėjom group chatus, tik nesusitikom. Nes Makaronai tu buvai Kaune, aš išvažiavau į Klaipėdą atostogaut, o Gintaras buvo pas savo senelę visam atostogom, tai taip susitikom. Ir tavo senelė visai turi gerą internetą, Gintarai. Nedėkok man, dėkok mano močiutei. Iš tikrųjų, guys, aš noriu eiti lauką pasivaikščioti, labai karšta viduj. Jau pasibaigė vasarą, ne karšta. Nu, bet tu neturi taip šilumos daug, tai einame lauką, turbūt. Nu, guys, ar jums te patinka laukas? Čia yra truputį šalta ir yra oras. Bro, visur yra oras. Mes galim kvepuoti visur gal. Tavo namuose irgi yra oro. Tai netiesa, po vandeniu nėra oro. Ar tu esi matęs orą po vandeniu? Aš esu matęs ugnį po vandeniu, nes SpongeBob. Bro, tai geriausias tavo juokelis. Oh, guys, kas ten? What the frick? Ar ten yra vėžlys? Guys, ką vėžlys daro mieste? O, mes galim jį pasilikti. Jis toks mielas, žiūrėkite jį. O, jis bėgo nuo manęs. Oi, galim jį pasilikti, Makaronai? Jo, aš irgi visada norėjau vėžlio, bet kieno namuose turėsime? Mes visada tavo namuose turim dalykus, taip, tavo. O ne, vėžlys bėga. Paimsiu. Koks didelis. Aš pirmą kartą paliečiau vėžlį, guys. Koks jo vardas? Kaip, guys, manote, kokį vardą jam duoti? O kaip apie Laris? Jis atrodo, kaip būtų Laris. Larry, taip angliškai, bet Laris. Oi. Gintarai, tu nukritai ant žemės. Turbūt jis nenori tokio vardo. Au. Tai kokį kitą vardą? Aš neturiu kitų vardų. O kaip apie Žalius? Nes jis žalias ir jis žalias? Ne, mes jau turim naują veikėją iš Vilnius ir jo draugai, kurio vardas yra Žalius. Mes turim naują. O kaip apie Akmuo? Nes jis akmuo? Jis vėžlys, bet jis atrodo kaip akmuo. O kaip apie Akmeniukas? Nes jis yra mažas ir iukas, nes jis mažas. Ir akmuo, nes jo aukštas atrodo kaip akmuo. Jo, Akmeniukas. Man patiko Lara. Au, gerai, jokio Lara. Au. Aš paimsiu jį namo. Gerai, guys, imkim. Gerai, guys, aš jį padėjau ant žemės, nes nenoriu, kad jo tie nagai mano sofą išbraižytų, tai jie tiesiog padėjau ant žemės. Makaronai, o kur mes tą vėžlį, pamiršau, Akmeniuką, kur jį dėsim? Mes neturim akvariumo. Mes turim akvariumą, bet tai Vilniaus žuvis. Aš myliu savo žuvytės. Vieno numirė vakar, tai Rubė. Ir Rubė buvo ta, kur Gintaras įsimylėjo žuvį. Tai nebėra Rubės. Tai man liūdna. Vilnius turi akvariumą. Ar kažkas sakė mano vardą? Ar kažkas sakė mano vardą Vilnius? Jo, ar kažkas sakė tai vardą? O mes tik šnekėjom, kad tu turi akvariumą žuvų
Jo. Jo, mes turim šį vėžlį. O, jis bėga. Jis čia, mes jį vardinom akmeniuku ir mes suradom gargžduose prie gatvės. Dabar galvom, iš kur akvariumą dėti. Aš negaliu į akvariumą dėti. Man atrodo, su žuvim negali gyventi vėžliai, nes suvalgytų. Taip, jo. Tai aš tiesiog einu ir noriu paglostyti akmeniuką. Ir dar gintarai, tavo mėgstamiausia žuvytė Rubė, kuris įmylėjai, ji mirė. Ką? Rubė mirė? Guys, aš einu namo, einu verkti ant savo lovos. O gintarai, bet man reikia tų pinigų, kad sumokėčiau už akvariumą. Eisiu ant eBay. Jau praėjo 3 valandos. Pagaliau suradau tą akvariumą ant eBay ir visus dalykus kitus. Dabar užtruks kelios minutės sudėti viską. Girdėjai tą? Prie durų jau tą siuntinį atnešė. Paimsiu akvariumą. Gerai. Praėjo 30 minučių visą akvariumą sudėti ir dabar turim... Eik atgal. Ir kai manai, Aurynai, gerą darbą padariau, šitą akvariumą sudėjau. Sudėjau iš kito žuvų akvariumų tą dumblį, tą šildymą, filtrą, dabar išjungiau, nes labai garsus. Ir turiu šviesą, va čia šviesa yra, bet uždėsiu ant viršaus jam šviesą, kad jį šildytų. Ar turi problemų kažkokią, Aurynai, šitą vietą? Taip, šitą vietą, kuris yra akvariumas, tu kvailas, viena problema. Kodėl čia yra žalia žolė, va taip, o va kitoj pusėj visai nėra visos žolės ir dar ten yra žolė ir jo, kodėl ta žolė pasibaigė? Tie lipdukai tiesiog nukrito, jie labai blogi quality, nes aš neturiu eBay, aš melavau, tai tiesiog iš Temu nusipirkau lipdukus ir akvariumą iš kitur, bet jo, aš iš Temu nusipirkau tas lipdukus. Temu? Na gerai, aš nepiktas, man nerūpi, bet... Bro, tu gavai maistą? Bro, tavo buvo darbas maistą gauti. Palauk. Einu dar 30 minučių užtrukti maistą gauti. Einu į parduotuvę gyvūnų. Dar 30 minučių praėjo. Gavau maisto, lėliuko maisto ir šitam tiesiog kai jis užaugs maisto. Ir aš pasiguglinau ir suradau nuo jo dydžio, jam yra 3 mėnesiai. Jis yra žemėlapio vėžlys, taip jo rūšis vadinasi. Tai jis sako, jo žemėlapis yra, nes jo lūkštas atrodo kaip žemėlapis, bet neatrodo. Gerai maistas. Bet mes turime vėžlį akmeniuką įdėti į vandenį. Turbūt jam patiks. Aš einu į padėti. Reikia šitą maistą uždėti ant stalo. Gerai, paimsiu jį. Gerai, makaronai. Aš įdėjau jį į vandenį. Ir štai jis po vandeniu. O truputį vanduo geltonas. Tai va. Wow, turbūt jam patiks nauji namai. Tai ką dabar darysim? Aš manau, einam ant sofos ir rytoj jį pamaitinsim. Ok. Tiesiog dabar Aurynai sėdėkim čia ir būkim čia. Gerai.